Sveiki! Malonu, kad prisijungėte prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai Jums pristatysiu, ką reikėtų žinoti gyventojui, ketinančiam teikti krovinių gabenimo paslaugas Lietuvos teritorijoje. Užsiimti savarankišką komercinę, gamybinę, profesinę veiklą galima įregistravus individualią veiklą pagal pažymą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato, kad konkrečią veiklą galima vykdyti tik įsteigus juridinį asmenį įmonę. Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui neįsteigus juridinio asmens vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai tą veiklą galima vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar leidimas. Lietuvoje krovinių vežimo organizavimą ir vykdymą reguliuoja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, kurio 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vežėjas įmonė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė šiuo atveju suprantama taip, kaip jie apibrėžta skaidrėje minimo reglamento 2 straipsnėje. Vadovaujantis minėtame reglamente pateiktų vežėjo apibrėžimu, Lietuvos Respublikoje krovinių vežimo veikla gali užsiimti ne tik juridiniai asmenys įmonės, bet ir gyventojai kaip fiziniai asmenys Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistravę individualią veiklą pagal pažymą. Tačiau prieš pradėdami vykdyti krovinių gabenimo veiklą, turite patys pasidomėti tokią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir išsiaiškinti šią veiklą kuruojančiose institucijose apie reikalavimus ketinamai vykdyti veiklai, bei pasirūpinti veiklos vykdymui reikalingomis licencijomis, leidimais, jeigu tokių reikia. Taigi, prieš priimant sprendimą, būtina objektyviai įvertinti savo bei verslo galimybes, poreikius ir atidžiai išanalizuoti bei susipažinti su visais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Informacija dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų, teikiant pervežimo paslaugas, taip pat prievolės išrašyti bei naudoti važtaraščius gabenant krovinius Lietuvos Respublikos keliais, pagal kompetenciją teikia Lietuvos transporto saugos administracija. Konsultacijos teikiamos skaidrėje nurodytų telefonu, informaciją taip pat galima rasti Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje. Verslo informacija ir konsultavimo paslaugas ketinantiems pradėti verslą asmenims, pavyzdžiui, apie būtinus leidimus ar veiklai keliamus reikalavimus, teikia ir viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Norint įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, Valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti fizinio asmens prašymą ir registruoti į mokesčių mokėtojų registrą. Kaip paprastai ir greitai pateikti prašymą VMI, galite sužinoti mūsų YouTube kanale, pasiklausę elektroninį įrašą Individualios veiklos pagal pažymą įregistravimas, duomenų keitimas, papildymas per mano VMI sistemą. Pildant prašymą, reikia nurodyti vykdomos veiklos rūšies kodą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK). Informacija dėl gyventojo faktiškai vykdomos veiklos priskyrimo tam tikrai veiklos rūšiai, atitinkančiai EVRK, pagal kompetenciją teikia Valstybės duomenų agentūra. Pajamų mokestis mokamas nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, kurios apskaičiuojamos iš visos per kalendorinius metus gautos individualios veiklos pajamų sumos, atėmus leidžiamus atskaitimus, tai yra su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusias išlaidas. Individualios krovinių gabenimo veiklos pajamomis laikoma visa pajamų suma gauta iš kliento už suteiktą krovinio pervežimo pristatymo paslaugą. Tai yra suma, kurią klientas sumokėjo už paslaugą, neatėmus mokesčių, išlaidų degalams ar kitų išlaidų. Išlaidos gyventojo pasirinkimu leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos 2 būdais. Pirmas būdas
Gali būti priskiriamos faktiškai patirtos išlaidos pagal pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, kai leidžiamiems atskaitimams pasirenkama priskirti faktiškai patirtas išlaidas, šioms išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus – sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparato kvitus ir išlaidas registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Antras būdas – leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriama suma lygi 30% mokestinių laikotarpių gautų uždirbtų individualios veiklos pajamų. Ši nuostata negali būti taikoma, kai pajamos ar jų dalis gaunamos iš darbdavio. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti 30% individualios veiklos pajamų, šios sumos nereikia pagrįsti dokumentais ir registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Individualios veiklos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsniu ir nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskirimo leidžiamiems atskaitimams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašu. Leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos tokios su pajamų gavimu uždirbimu susijusios išlaidos. Veikloje naudojamo turto, pavyzdžiui, transporto priemonės, nuomos, įsigijimo, eksploatavimo, kuro detalių, remonto ir kitos išlaidos. Taip pat valstybinio socialinio draudimo VSD ir privalomojo sveikatos draudimo PSD įmokos, taršos mokestis ir kitos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodytos išlaidos. Individualios veiklos turtas, kuris naudojamas individualioje veikloje, skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiu turtu yra laikomas turtas, kuris veikloje naudojamas ne trumpiau nei 1 metus ir jo įsigijimo kaina yra ne mažesnė nei nusistatytoji kaina. Gyventojas pats nusistato ir įformina laisvos formos aktu minimalią turto grupės kainą, viršijus kurią turtas laikomas ilgalaikiu turtu. Prieš pradedant individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, reikia VMI per elektroninio deklaravimo sistemą EDS pateikti užpildytą fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskirimą vykdomai individualiai ir arba kitai ekonominiai veiklai FR 0457 formą, kurioje nurodoma turto dalis procentais naudojama individualios veiklos tikslais. Kai ilgalaikis turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje, bet ir asmeniniais tikslais, maksimaliai įsigijimo išlaidoms priskiriama turto įsigijimo kainos dalis negali viršyti 90%, išskyrus mobiliojo ryšio priemonės, kurių išlaidoms priskiriama įsigijimo kainos dalis negali viršyti 50%. Plačiau apie FR 0457 formos pateikimą VMI ir ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje galite sužinoti mūsų YouTube kanale pasiklausę elektroninį įrašą Individualioje veikloje naudosiu ilgalaikį turtą. Na, o trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris individualioje veikloje naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti, ekonominiai naudai gauti, trumpiau kaip 1 metus ir jo įsigijimo kaina į leidžiamus atskaitimus įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti veikloje. Apie trumpalaikio turto naudojimą individualioje veikloje pranešti VMI nereikia. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos ne iš karto pradėjus jį naudoti individualioje veikloje, bet skaičiuojant jo nusidėvėjimą, tai yra atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, netrumpesnį negu pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas metais. Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti veikloje. Jeigu ilgalaikis turtas įsigytas ankstesniais metais, nei priskirtas individualiai veiklai,
Tai yra skaičiuojamas tokio turto sąlyginis nusidėvėjimas. Ir šia suma mažinama turto įsigijimo kaina, nuo kurios yra skaičiuojamas nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas amortizacija skaičiuojamas turtui, kuris priklauso gyventojų nuosavybės teise arba įsigytas lizingu ir naudojamas veikloje ilgiau kaip 1 metus ir jo kaina ne mažesnė už nusistatytąją ir turtas nurodytas pateiktoje FR 0457 formoje ir nepriskiriamas ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams nepriskiriamos, pavyzdžiui, lengvųjų automobilių ir gyvenamųjų pastatų įsigijimo, kompiuterių programų susikūrimo išlaidos ir kita. Kiek kitaip individualios veiklos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos degalų įsigijimo išlaidos. Degalų įsigijimo išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitimams galima tuo atveju, jeigu transporto priemonė deklaruota valstybiniai mokesčių inspekcijai FR 0457 formoje, tačiau turi būti atsižvelgiama į tai, kiek degalų įsigijimo išlaidos yra susijusios su individualios veiklos pajamų uždirbimu, o ne pagal procentą nurodytą FR 0457 formoje. Taigi degalų įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos pagal faktiškai nuvažiuotam, siejamam su pajamų uždirbimu, atstumai tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Be to, reikia ne tik pagrįsti faktą, kad degalų išlaidos yra patirtos, bet ir įrodyti, koks degalų kiekis sunaudotas vykdant individualią veiklą. Todėl savo pasirinktą ir suprantamą formą reikia fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Pavyzdžiui, pildyti laisvos formos degalų panaudojimo apskaitos dokumentus, aktus, pažymas ir kita. Degalų sunaudojimo normą galima nusistatyti pačiam veiklą vykdančiam gyventojui, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis. Nusistatytą degalų normą rekomenduojama pasitvirtinti pažymą ar kitu laisvos formos dokumentu. Individualios krovinių gabenimo veiklos pajamos, kaip ir kitų individualią veiklą vykdančių gyventojų pajamos, pripažįstamos taikant pinigų arba kaupimo apskaitos principą. Taikant pinigų apskaitos principą pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Tai yra, kai už suteiktas paslaugas yra gauti pinigai, grynaisiais ar pervesti į sąskaitą banke, kai atsiskaitoma pavedimu. O taikant kaupimo apskaitos principą, pajamos pripažįstamos jų uždirbimo momentu. Tai yra paslaugos suteikimo momentu, kai išrašomas apskaitos dokumentas, sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, nepriklausomai nuo faktiško pinigų gavimo momento. Kaupimo apskaitos principą privalote taikyti, jei esate įregistruotas PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskyrėte ir joje naudojate ilgalaikį turtą. Tai yra, VMI pateikėte FR 0457 formą ir joje nurodėte individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą. Jeigu neturite prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo, tai yra nesate įregistruotas PVM mokėtoju arba nesate priskyrę savo veikloje ilgalaikio turto, galite pasirinkti, kurį pinigų ar kaupimo apskaitos principą taikyti. Pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį turite taikyti iki veiklos pabaigos. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti faktiškai patirtas išlaidas, šioms išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparatų kvitus ir ar kita. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas vertė, įskaitant PVM, neviršyje 290 eurų ir jame yra visi privalomi rekvizitai, taip pat ir pirkėją identifikuojantis rekvizitai. Pajamos gautos vykdant krovinių vežimo veiklą apmokestinamos 15% dydžio pajamų mokesčiu,
kuris gali būti mažinamas nustatyta tvarka pritaikius mokesčių kreditą. Jeigu apmokestinamosios pajamos per metus neviršija 20 000 eurų, tai pritaikius mokesčių kreditą, faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5 procentus apmokestinamųjų pajamų, o šioms pajamoms viršijus 20 000 eurų, mokėtina pajamų mokesčio suma atitinkamai didėja ir sudaro nuo 5 iki 15 procentų apmokestinamųjų pajamų sumos. Individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 000 eurų suma, taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas. Jeigu fizinis asmuo vykdo krovinių gabenimo veiklą ir ar kitą PVM apmokestinamą veiklą Lietuvoje, jeigu tokia veikla vykdoma, ir jo pajamos iš tokios PVM apmokestinamos veiklos per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus viršija 45 000 eurų ribą, tai tokiam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Nustatant prievolę registruotis PVM mokėtoju, svarbu, kad paslaugų teikimas, krovinių gabenimas, pagal PVM įstatymo nuostatas būtų įvykęs Lietuvoje. Paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad apskaičiuojant 45 000 atlygio sumą turi būti atsižvelgiama į visą gautą ar gautiną atlygį, o ne į gautą pelną. Nors ir nepasiekus 45 000 eurų pajamų ribos, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai iš ES PVM mokėtojų ar privalančių jais būti asmenų įsigytų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metus viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais metais numatoma šią ribą viršyti, neįskaitant PVM sumokėto kitoje ES šalyje. Taip pat Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai įsigyjamos paslaugos iš užsienio valstybių apmokestinamųjų asmenų, už kurias pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį privaloma apskaičiuoti ir sumokėti PVM, pavyzdžiui, reklamos, tarpininkavimo ir panašiai. Taip pat Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai teikiamos paslaugos, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas laikoma kita ES valstybė narė, išskyrus atvejus, kai paslaugos toje valstybėje neapmokestinamos PVM arba taikomas 0 procentų PVM tarifas. Svarbu paminėti, kad jei registruotis turite tik dėl prekių iš ES, kai per kalendorinius metus viršijama 14 000 eurų įsigijimo, paslaugų iš užsienio įsigijimo ar paslaugų į ES teikimo, tačiau jūsų veiklos pajamos Lietuvoje neviršija 45 000 eurų per praėjusius ar einamuosius kalendorinius metus, galite rinktis registruotis PVM mokėtoju taikančiu smulkiojo verslo schemą SVS Lietuvoje. Taikant šią schemą nereikia apskaičiuoti ir mokėti pridėtinės vertės mokesčio už jūsų parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas Lietuvoje. Tačiau, jeigu jūsų veiklos pajamos Lietuvoje viršija 45 000 eurų per praėjusius ir einamuosius kalendorinius metus, privalote registruotis įprastu PVM mokėtoju. Jeigu neviršijamos anksčiau paminėtos ribos, PVM mokėtojų galima registruotis savanoriškai. Kai individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtojų to nepadaro, jis privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir arba paslaugas, už kurias jis privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju, PVM įstatymo 92 straipsnis. Apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokėta į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį ji buvo apskaičiuota, kartu pateikiant VMI tinkamai užpildytą pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos
FR 0608 forma. Krovinių gabenimo paslaugoms, kai jos laikomos suteiktomis Lietuvoje, taikomas 21% PVM tarifas. Paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas. 0% PVM tarifas gali būti taikomas, kai šalies teritorijoje teikiamos krovinių gabenimo paslaugos, kurios tiesiogiai yra susijusios su prekių eksportu iš ES teritorijos arba yra tiesiogiai susijusios su muitinės prižiūrimomis prekėmis. 0% PVM tarifas taikomas pagal PVM įstatymo 45 straipsnio nuostatas. Svarbu paminėti, kad pritaikius 0% PVM tarifą pagal PVM įstatymo 45 straipsnio nuostatas, PVM mokėtojas turi turėti dokumentus, patvirtinančius, kad įvyko būtent toks nurodytas sandoris. Daugiau apie 0% PVM tarifo taikymą ir tai pagrindžiančius dokumentus galite rasti PVM įstatymo 45 ir 56 straipsnių komentare. Tuo atveju, jei krovinių gabenimo paslaugos teikiamos užsienio apmokestinamajam asmeniui, fiziniam arba juridiniam asmeniui vykdančiam ekonominę veiklą ir neįsikūrusiam Lietuvoje, tai tokių paslaugų teikimas nebus laikomas PVM objektu Lietuvoje. Nuo tokių suteiktų paslaugų PVM neskaičiuojamas ir be kitų PVM sąskaitai faktūrai privalomų rekvizitų nustatytų PVM įstatymo 80 straipsnio pirmoje dalyje turi būti įrašyta, jog taikomas atvirkštinis apmokestinimas. Kokias pareigas turi PVM mokėtojas ir verslas, kuris pasirenka taikyti smulkaus verslo schemą? PVM mokėtojas už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, turi VMI elektroniniu būdu teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų registrų duomenis į išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemį ISAF. Taip pat, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mėnesio 25 dienos pildyti PVM deklaracijas FR 0600. Turi deklaruoti ir sumokėti PVM nuo parduodamų PVM apmokestinamų prekių ar paslaugų bei iš užsienio valstybės įsigytų paslaugų ar iš kitos ES šalies įsigytų prekių. Jei parduoda prekes ar teikia paslaugas, išskyrus PVM neapmokestinamas arba apmokestinamas 0%, kitų ES šalių PVM mokėtojams iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės nares ataskaitą FR 0564. Verslas, taikantis SVS, už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išrašo supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą, gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų neturi teikti į ISAF, mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti PVM deklaraciją PVM 101, bet tik už mėnesius, kai perkamos paslaugos iš užsienio, teikiamos paslaugos į ES ar įsigyjamos prekės iš ES. PVM deklaruoja ir moka tik nuo iš užsienio valstybės įsigytų paslaugų ar iš kitos ES šalies įsigytų prekių. PVM nuo savo parduotų prekių ir paslaugų neskaičiuoja ir nemoka. Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos pildyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės narės ataskaitą FR 0564. Ataskaita teikiama tik už tą laikotarpį, kurį įvyko tiekimas. Finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, išskyrus gyventojus įsigijusius verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėmis. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas, jei jis nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir savo veikloje nenaudoja kasos aparato, suteikęs krovinių pervežimo paslaugą privalo išrašyti pirkėjui sąskaitą faktūrą.
Jei pirkėjas sąskaitos faktūros neprašo, galima jos neišduoti, bet vis tiek privaloma ją išrašyti. Gyventojas įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą bei įregistruotas PVM mokėtoju, paslaugų pirkėjams privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Jeigu įsiregistravęs PVM mokėtojų taikančių SVS Lietuvoje, gali išrašyti supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą. Jei už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas atsiskaitoma grynaisiais pinigais, ne paslaugos suteikimo momentu, gaunamas avansas atsiskaitoma vėliau, suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, o grynųjų pinigų gavimo momentu individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo išrašyti pinigų priėmimo kvitą. Jei atsiskaitoma pavedimu per banką, pinigų priėmimo kvito išrašyti nereikia. Vykdant individualią veiklą privaloma pildyti gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame chronologinė tvarka registruojamos gautos uždirbtos individualios veiklos pajamos bei su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusios patirtos išlaidos. Finansiniai apskaitai tvarkyti galite pasirinkti pildyti popierinį žurnalą arba naudoti IMAS posistemį e-apps arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę, kurioje pildomas elektroninės formos žurnalas. Žurnale turi būti daromi įrašai pagal kiekvienam klientui išrašytą apskaitos dokumentą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, jei individualią veiklą vykdantis gyventojas yra PVM mokėtojas, bei pagal kiekvieną gautą išlaidas pagrindžiantį dokumentą. Jei leidžiamais atskaitimais pasirenkate pripažinti faktiškai patiriamas apskaitos dokumentais, sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, kasos aparato kvitais ir panašiai patvirtintas išlaidas, jas turite nurodyti žurnalo išlaidų skiltyse. Pavyzdžiui, turi būti fiksuojamos automobilio detalių, remonto ir kitos išlaidos. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti 30% individualios veiklos pajamų, žurnale registruojamos tik individualios veiklos pajamos. Žurnalo išlaidų dalies galima nepildyti. Duomenys apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas į žurnalą įrašomi ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos. Žurnale nurodyti duomenys naudojami užpildant metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM 311 formą. Virtualus buhalteris e-apps – tai nemokama buhalterinės apskaitos programa individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurią sukūrė VMI ir kuri palengvina pajamų apskaitą. Pajamas ir išlaidas tvarkant elektroniniu būdu nebereikia pildyti popierinio žurnalo, o tai leidžia taupyti laiką ir užtikrina, jog dokumentai laikui bėgant nepasimes. Pagal e-apps vedamo žurnalo bei trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis VMI parengė preliminarią pajamų mokesčio deklaraciją. Virtualiu buhalteriu e-apps galima naudotis prisijungus prie VMI informacinės sistemos IMAS per elektroninę bankininkystę ar su VMI priemonėmis. Vykdant individualią krovinių gabenimo veiklą gyventojų pajamų mokestį, nuo apmokestinamųjų pajamų reikia sumokėti pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 dienos. Šią veiklą vykdantis nuolatiniai Lietuvos gyventojai pajamų mokestį turi mokėti įmokos kodu 1441, pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM 311 formą. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai šią veiklą vykdantis per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų mokestį turi sumokėti įmokos kodu 1451, pateikdami metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR 0531 formą. PVM mokėtojas už kiekvieną mokestinį laikotarpį privalo teikti PVM deklaracijas forma FR 0600. Tuo atveju, jei PVM mokėtojai per mokestinį laikotarpį nesudarė jokio sandorio, tai yra nieko nepardavė ir nieko neįsigijo,
PVM deklaracija forma FR 0600 pateikiama tuščia. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija forma 0600 turi būti pateikta ne vėliau kaip per 25 dienas nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Iki tos pačios datos turi būti sumokėtas į biudžetą ir joje apskaičiuotas PVM. Mokestiniu laikotarpiu yra vadinamas laikotarpis, už kurį PVM mokėtojas turi pateikti PVM deklaraciją. Koks jis gali būti, nustatyta PVM įstatymo 84 straipsnėje. Jame nurodyta, kad įprastai fizinių asmenų mokestinis laikotarpis yra pusmetis. Tačiau, kai PVM mokėtojas įsigyja ar planuoja įsigyti iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų prekes ar paslaugas, už kurias jie pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, tai tokio PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis privalo būti kalendorinis mėnuo. PVM mokėtojas, taikantis SVS Lietuvoje, mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos, turi pateikti PVM deklaraciją PVM 101, bet tik už mėnesius, kai perkamos paslaugos iš užsienio, teikiamos paslaugos į ES ar įsigyjamos prekės iš ES. Privalomojo sveikatos draudimo PSD ir valstybinio socialinio draudimo VSD įmokas pagal kompetenciją administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Sodra. Dėl šių įmokų mokėjimo tvarkos konsultacijos turėtumėte kreiptis į šią instituciją. Gyventojų pajamų mokestis bei PVM mokami į šias VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kurias galite rasti ir VMI internetinėje svetainėje. Norime atkreipti dėmesį, kad vežėjai gabenantys krovinius įvairiais maršrutais Lietuvoje naudoja vietinius krovinių gabenimo važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus. Valstybinė mokesčių inspekcija teikia konsultacijas jau išrašytų važtaraščių duomenų teikimo į išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių važtaraščių posistemį IVAS klausimais. Išsamesnė informacija dėl prievolės gabenimams Lietuvos Respublikos keliais išrašyti bei naudoti važtaraštį ar kitą krovinio gabenimo dokumentą, taip pat dėl prievolės krovinio patikros kelyje metu turėti dokumentus pagal kompetenciją galėtų suteikti jau anksčiau paminėta institucija Lietuvos transporto saugos administracija. Važtaraščių, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenys turi būti teikiami į IVAS, jei jie atitinka visas važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI taisyklių 4 punkte numatytas sąlygas. Važtaraščio duomenys IVAS važtaraščio rengėjas teikia ne anksčiau kaip likus 7 dienom iki numatytos krovinio išgabenimo dienos, bet ne vėliau, kaip važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas. IVAS pasiekti galima per VMI interneto svetainę, pasirinkus IMAS arba per tiesioginę skaidrėje matomą nuorodą. Prisijungti galima per išorines sistemas, per elektroninį banką, per e-valdžios vartus, VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis ar elektroniniu parašu. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmeninė informacija galite susipažinti prisijungę prie mano VMI.